Sveiki, mėlyjei, su jumis Vytautas Vorobjovas ir šiandien mes kalbėsime toliau apie Amazon ir nagrinėsime pakankamai opę temą, tai tie atvejai, kai vartotojai, kai pardavėjai yra Amazono blokuojami arba gražiai liaudiškai išsireiškus gauna iš Amazono baną. Dėl ko taip atsitinka, kaip to išvengti ir kaip suktis iš situacijos, jeigu jau gavote tokį džiaugsmą, apie tai šiandien ir pakalbėsime. Ne vieną ir ne dvi užklausas dėl pagalbos šiuo klausimu gavau per pastarąjį mėnesį. Kuo daugiau pardavėjų iš Lietuvos parduoda Amazone, jų turime jau tikrai ne vieną, ne du ir ne 10, tuo dažniau tenka išgirsti istorijas apie tai, kad paskyros yra užblokuojamos ir po to vargstama ilgai, kad jas atstatyti, kad vėl pradėti prekiauti. Kol esate naujas šviežias pardavėjas, tai skaudu, nemalonu, negerai. Kai esate pardavėjas, kuris per mėnesį jau verčia Amazone kelius šimtus tūkstančių, tai jau yra labai skausminga ir iš esmės grėsia didelėm bėdom jūsų verslui. Tai kad suprasti, kaip tas Amazonas veikia, reikia iš esmės prisiminti truputį, kas tai yra per daiktas apskritai, į ką jis panašus. Kad įsivaizduotumėt mastą Amazono, jo apyvarta metinė yra lygi tokios šalies kaip Vengrija bendrajam vidaus produktui. Tai yra milžiniški pinigai, milžiniški srautai, atitinkamai ir milžiniškos rizikos. Jeigu įsivaizduotume, jeigu į vieną vietą surinktume visus Amazon darbuotojus iš viso pasaulio, jų būtų daugiau negu gyventojų Kaune. Šimtai tūkstančių, milijonai įvairiausių prekių ir lygiai taip pat tūkstančiai ir tūkstančiai pardavėjų. Kad visą tai sklandžiai veiktų, be jokios abejonės reikalingos taisyklės, nes priešingų atveju chaosas ir nežinia kas. Atitinkamai tos taisyklės egzistuoja ir Amazonėje, jeigu mes negalim įsivaizduoti net ir tokio miesto dydžio darinio be kažkokių įstatymų ir taisyklių, lygiai taip pat veikia ir Amazonas. Jame tos taisyklės yra ir jų privalu laikytis, jeigu norime tam šauniam pardavėjų mieste išsilaikyti ir išgyventi. Viena iš didesnių bėdų Amazono yra tai, kad ten nėra kažkokios vieningos konstitucijos ir vieningo kodekso, kurį galėtum pasiimti nuo lentynos, pasivartyti, susirasti atsakymą į rūpimą klausimą. Tos taisyklės kinta pakankamai dažnai, politika Amazono yra nuolatos atnaujinama ir todėl kitą kartą mūsų pardavėjai pakliūna į bėdą ne tiek dėl piktybinio kažkokio pažeidinėjimo taisyklių, kiek dėl elementaraus nežinojimo. Čia reikia suprasti, kad bet kuris iš mūsų pardavėjų Amazonui atskirai kaip vienetas, Amazonui nedaro kažkokio tai ypatingo skirtumo ir nelemia Amazono kaip verslo sėkmės. Todėl jeigu kažkas jiems bent teoriškai kelia įtarimą ir kelia kažkokią tai grėsmę, jų pirmas impulsas yra pakankamai kaubojiškas. Pirma šauti, po to uždavinėti klausimus. Ir todėl jeigu jūs atsidurite situacijoje, kad jūsų paskyra yra užblokuota, paprastai tai vyksta pakankamai mikliai po atėjusio įspėjimo, kad jūs pažeidėte kažkokias tai taisyklės. Neverta pulti į paniką, neverta išsigąsti, tiesiog tas Amazonas taip veikia. Jiems yra saugiau bet kokią riziką izoliuoti iš karto ir po to jau aiškintis. Todėl nepriimkite to asmeniškai, neimkite giliai širdį, nepulkite į neviltį, tiesiog taip veikia ta struktūra ir tiek. Dėl ko dažniausiai pakliūna į bėdą būtent pardavėjai iš Lietuvos. Čia mes galime atskirti dvi grupės pardavėjų. Vieni, kurie iš esmės gilumoje širdies supranta, kad jie daro kažką ne iki galo švaraus ir legalaus ir tiesiog nusprendžia užmerkti akis ir eiti kol einasi.
ir jų pažeidimai dažniausiai būna susiję su autorių teisių pažeidimais ir paralelinio importo taisyklių pažeidimais. Su autorių teisių pažeidimais dažniausiai susiduria mūsų kolegos užsiimantis visokiais marškinėlių spausdinimais, podelių, telefonų dėklų spausdinimais ir tai dažniausiai yra susijęs su, kalbėkim tiesiai šviesiai, vogtais dizainais, kai yra paimami kažkokie tai žinomi to paties Disnėjaus ar kitų kompanijų vaizdai, personažai iš jų filmų ir panašiai, yra spausdinami ant marškinėlių, podelių ar telefonų dėklų, tai be abejo jos žymiai lengviau parduoti, tai be abejo jie sugeneruoja didelis apyvartas, be abejo pagunda didelė, bet tiek Disnėjaus, tiek kitų kompanijų teisininkai yra atskiri skyriai, kurie užsiima medžioklę tokių pažeidimų ir raportuoja tiesiog tuntais tokius pardavėjus Amazonui. Amazonas ilgai nesvarstęs uždarinėja ir tos akauntus ir tiek. Dėl paralelinio importo Amazono pozicijos kažkokios išgrynintos man neteko surasti, bet ne vieną ir ne du pardavėjus Amazonas čia jau iš Lietuvos yra užblokavęs ir tai dažniausiai yra susiję arba su brandinė kažkokia tai technika, arba su brandinė kosmetika ir jos pardavimu užsienio rinkose. Amazonė kitaip ir neišeina, tarkim, jeigu perkamos prekės iš tiekėjų čia Lietuvoje ar Lenkijoje ar kažkoje kitoje šalyje ir parduodama į Britaniją. Ir jeigu jūs kaip pardavėjas neturite teisės pardavinėti Britanijoje to prekinio ženklo, taip pardavėjai, kurie turi teisę, ypač jeigu jie turi ekskliuzyvinę teisę pardavinėti tą prekinį ženklą toje rinkoje, ar net pats to prekinio ženklo savininkas, nenustebkite, jeigu jie užpildys paraišką Amazonui su reikalavimu užblokuoti jūsų paskyrą ar bent jau priversti jūs nebepardavinėti būtent to prekinio ženklo prekių. Kaip tai siejasi su Europos Sąjungos nuostata, kad viduje bendrijos negali būti kažkokių tokių apribojimų, sunkiai siejasi, bet Amazonas šiuo atveju eina saugiausių kelių. Jie informuoja jūs, kas užpildė tą paraišką, duoda to žmogaus kontaktus, tos įmonės, tos įstaigos kontaktus ir prašo jūsų pačių aiškintis. Jie nori, kad jūs arba pateiktumėte raštą iš kažkokių distributorių, oficialių distributorių, dar geriau gamintojo, kad jūs turite teisę prekiauti to prekiniu ženklu toje rinkoje, kurią jūs bandote pardavinėti, ar tai Britanija, ar Vokietija, ar Prancūzija, ar Ispanija. Jūs turite pateikti tokį oficialų raštą, arba jums, kadangi gaunate kontaktų žmogaus, įstaigos, kuri užpildė tą pretenziją, siūloma su jais susisiekti, išspręsti tą klausimą ir kad jau tada ta įstaiga ar tas žmogus parašytų jau tiesiai Amazoną, kad jis atšaukia tą pretenziją. Ir kaip daugelis mūsų suprantat, kad jau tikimybė, kad susirinksite šitos popierius nėra didelė, nes tikrai mažai prekinių ženklų, ypač populiarios brandinės kosmetikos ar būtinės technikos, elektronikos lengvai dalina tokius leidimus į kairę ir į dešinę. Tai būtent tokia situacija būna su paraleliniu importu. Dar dažna problema yra nesusitvarkymas su užsakymų srautu, tai yra vėlavimas išsiųsti prekes, pamiršimas, nesugebėjimas jų išsiųsti laiku. Šitos dalykus Amazonas taip pat labai griežtai kontroliuoja ir viena iš priežasčių tai ne tik dėl puikaus klientų aptarnavimo, bet lygiai taip pat ir dėl bandymo išvengti sukčiavimo būdų, kai suvedamos kažkokios taip prekės už labai gerą kainą, jų parduodama labai daug, pinigai surenkami, o iš tikrųjų tos prekės neišsiunčiamos. Dėl to naujiems pradedantiems pirkėjams yra taikoma visa eilė apribojimų, dėl to, kiek galima pinigų vienu metu išsitraukti iš sistemos ir taip pat yra pakankamai griežtai žiūrima, kad tos prekės būtų laiku išsiunčiamos. Tai yra, jūs privalote suvesti į sistemą duomenis, kada tos prekės buvo išsiųstos ir kokiu būdu.
Tai dėl šito būtent to laiku neišsiuntimo yra nukentėję irgi ne vienas pardavėjas Lietuvoje, ypač per kalėdinį laikotarpį, kai tų užsakymų paduodama yra daugiau. Tai taip pat pakankamai dažna situacija apribojama būtent dėl to. Kokie sprendimai? Jeigu pakliuvote vieną iš tų kategorijų ir pakliuvote, jūsų buvo apribota paskyra. Pirmiausia, mano rekomendacija būtų pradėti nuo pat pradžių kaupti dokumentus įrodančius jūsų teisumą. Tiesa, dar viena priežastis, kurios nepaminėjau prieš tai, dažna iš Lietuvos parduodančioms įmonėms yra nusiskundimai dėl autentiškumo prekių. Jeigu jūs parduodat kokius nors brandinius bėgimo batelius ir kokiam Britui pasirodo, kad jie yra netikri, jam pasirodo įtartina, kad jie paskrido iš Lietuvos siuntinukas ar dar kažkas, tai jis įsitikinęs, kad tai yra netikri batai, jis Amazono reikalauja grąžinti pinigus ir tuo pačiu parašo, kad tai yra dėl autentiškumo, kad tai yra netikri bateliai, jam tai pasirodė. Ir čia tiesus kelias yra į baną, nors jūs galite būti absoliučiai teisūs ir jūs galite labai, pas jūs gali būti viskas tvarkoj, bet jūs privalote įrodyti autentiškumą tų batelių. Kitaip nieko gero laukti neverta. Kas yra tas įrodymas? Tai yra sąskaitos, galima sumas uždengti, bet įrodymai, kad jūs pirkot tos batelius, būtent šitą modelį, šitą dydį iš oficialių distributorių ar pardavėjų vieno ar kito brendo. Jeigu jūs perkate tas prekes lotais, ten vos ne kilogramais ir konteineriais, tai jau bus sudėtinga. Tai todėl iš pat pradžių jau pirkdami su mintimi, kad jūs tas prekes pardavinėsite Amazone, turite pasirūpinti dokumentais rodančiais, kad jūs iš tikrųjų iš to tiekėjo pirkote iš tos batelius, kad reikalo esant galėtumėt pateikti tai Amazonui kaip įrodymą. Tai toks užbėgimas įvykiams už akių. Kitas momentas, dėl autentiškumo pašnekėjom, dėl paralelinio importo kalbėjom, jums reikia rasti popierius, kad jūs turėjot leidimą prekiauti toje rinkoje arba po kažkokį tai popierių ar įrodymą, kad toje rinkoje nėra oficialaus distributoriaus, bet kokiu atveju tai tą popierių jūs turite gauti iš kažko, kas yra įgaliotas tokį popierių pasirašyti. Kitas dalykas, ko prašo kaip taisyklė Amazonas, yra pateikti veiksmų planą, kaip išvengti, kaip jūs planuojate toliau nedaryti negerai to, ką darėte prieš tai. Kaip planuojate ateityje išvengti šitų problemų. Čia jau, kaip ir daugeliu atveju, Amazonas labai aiškiai surašo, ko jiems reikia. Todėl kuo mažiau interpretuokit, kuo mažiau piktinkitės, o tiesiog paimkite ir surašykite tai, ką jie prašo. Kad mes nuo šiol darysim taip ir taip, kad išvengti šitos problemos. Visose šitose planuose Amazonas reikalauja, kad jūs pasakytumėte aiškiai, kad taip mes pripažįstam, mūsų veiksmai galėjo privesti prie tokios situacijos, kad klientas galėjo pagalvoti, kad tas produktas yra netikras, arba kad mes nejučiomis pažeidėm tą paralelinio importo taisyklės. Amazonas reikalauja to pripažinimo, kad taip mes buvom neteisūs. Tai yra vienas iš teisinių momentų, jie tokiu būdu nusiima nuo savęs atsakomybė ir jie pilnai užkrauna ant jūsų. Bet tai tokios žaidimo taisyklės. Jeigu norite tenais prekiauti, tai jums tenka susitaikyti su tokiu dalyku. Tai turite pripažinti, taip, mes padarėm tokias ir tokias klaidas, tai atvedė prie tokių ir tokių pasiekmių. Viskas, užfiksavom. Toliau, kad šito išvengti ateityje, mes darysime taip ir anaip. Pavyzdžiui, mes gausime visoms savo perkamoms partijoms, mes gausime laišką iš distributoriaus dėl jų autentiškumo ar kažkokius sertifikatus ir panašiai. Arba kad mes nuo šiol laikysim didesnį kiekį ir prekių sandėlį ir darbinsim daugiau žmonių, kad nevėluotų tų siuntų išsiuntimas, kad klientai gautų jas laiku, arba ten mes keisim kurjerius ir panašiai. Ar jūs tą darysit, ar jūs iš tikrųjų pasamdysit tos žmonės, ar jūs iš tikrųjų gausite tos lapus iš tiekėjų, Amazonas nei tikrins, nei sugebės patikrinti, jeigu norės.
bet tokiu būdu jūs savo, patiems užduodate tam tikrą toną ateities veiklai, nes jau jeigu jau antrą kartą pakliūsite su ta pačia bėda, tai reiškia, kad jau kažką tai darote ne taip. Amazono vis tiek mąstymas yra toks, kad jeigu jūs iš tikrųjų esate sąžiningas ir tvarkingas pardavėjas, jūs susitvarkysit, jūs gausite ir tos popierius, gausite ir leidimus ir visą kitką. Tai jeigu jūs antrą kartą pakliūnat su to pačia nuobauda, jūs antrą kartą užblokuojat, tai jūsų situaciją komplikuoja labai stipriai. Dėl lygiai tas pats su autorių teisių pažeidimais, jūs turite pripažinti taip, mes nesukontroliavom, mes nepamatėm, pripažįstam, tai buvo blogai, mes išimsim, ar jau išėmėm visus gaminius, kurie galėjo pažeisti autorių teises ir nuo šiol prieš įvesdami kiekvieną naują gaminį, kiekvieną naują dizainą mes patikrinsim, ar tas piešinys nėra autorių teisių objektas ir taip toliau. Žodžiu, turite pripažinti, ką padarėte negerai ir tuo pačiu pateikti planą, kaip jūs to vengsite ateityje. Tiek būtų. Keli patarimai tokie iš praktikos, kuo mažiau emocijų. Aname laido gale Amazone sėdi ne Jeffas Bezosas su savo, kuris čia bando užsmaugti mažą biznį, ne kažkokie tai piktybiniai veikėjai, kurie taip ir žiūri, kaip čia jūs užblokuoti. Ten sėdi žmonės atliekantis labai konkrečią funkciją, kuriems 100 metų neįdomu, ką ir kaip jūs darot. Pas juos yra labai aiški instrukcija. Jeigu pardavėjas padarė taip ir anaip, užblokuojam, kad atblokuoti jis turi pateikti šitai. Kas yra tas šitai, jie labai aiškiai parašo, tai jūs būkit malonus tą labai aiškiai jiems ir pateikit. Kuo mažiau emocijų, kuo mažiau pasipiktinimo, taip tos taisyklės gali kartais atrodyti perteklinės, taip jos gali atrodyti jums neteisingos, jos gali atrodyti nesąžiningos galų gale. Bet nuvykę į Tailandą nesiskundžiate, kad taisyklės, kad reikia pagarbiai atsiliepti apie Tailando karalių yra nesąžiningos. Tiesiog tokios taisyklės vietoje ir jūs jų laikotės, priešingų atveju atsiduriat kaliūzijai. Taip pat ir Amazonė, jums gali nepatikti tos taisyklės, jūs galite joms nepritarti, bet tokios yra žaidimo taisyklės. Arba žaidžiate pagal jas ir su jom sutinkate, arba nežaidžiate ir einate prekiauti kažkur kitur. Tai reziumuojant tiesiog kaip įmanoma mažiau emocijų, įsiskaitykite labai aiškiai, ko iš jūsų prašo, įsiskaitykite labai aiškiai, ko iš jūsų norima dokumentaliai, kokie punktai turi būti, kas turi būti aprašyta, kokie dokumentai turi būti, kuriuos reikia pateikti. Ir pateikite būtent tai, ko iš jūsų prašoma. Tokiu būdu sutaupysite daug laiko tiek savo, tiek tiems žmonėms, kurie dirba aname laido gale. Iš patirties, iš tų kelių klientų, kuriems aš pats padėjau išsikapstyti iš Amazono bano, tai užtruko nuo 2 savaičių iki maždaug mėnesio ir savaitės. Tai bet kokiu atveju nusteikite, kad ant smūgio, taip 1, 2, 3 to nepavyks padaryti. Savaitę su viršum 2, 3 tikrai galite trūkti. Tai todėl kuo mažiau jūs piktinsitės ar depresuosite ir kuo greičiau imsitės ieškoti tų dokumentų ar rašyti tą patį veiksmų planą, kurį pateiksite Amazonui, tuo didesnė tikimybė, kad jūs greičiau tą savo paskyrą atblokuosite. Ir tiesiog ateičiai, ką reikia suprasti, kas dabar darosi Amazone kaip platformoje, jie labai stipriai auga, jie labai stipriai plečiasi, jiems reikia tvarkos ir praradimas vieno pardavėjo su jo ten 100 000 apyvartos kad ir per mėnesį ir per metus, jiems nėra tiek skausmingas kaip problemos, kurias tas pardavėjas gali jiems sukelti su prekinių ženklų turėtojais, su vartotojų teisių apsaugos organizacijom ir panašiai. Todėl jeigu keliate jiems problemas, jie išjungia be klausimų. Ir Amazonas to požiūriu griežtėja,
situacija gerėti to požiūrį nenusimato, kas iš esmės yra ir gerai. Kuo daugiau mūsų tvarkingai besilaikydami taisyklių prekiausime Amazone, tuo geresnė ta rinka, tuo geresnė prekyvietė tai bus mums visiems. Tiek būtų šiam kartui. Po šituo video jūs galite palikti klausimus kitiems mūsų pasakymams, tiesiog rašykite juos į komentarus. Maždaug savaitę po šito video išėjimo aš tos komentarus tikrinsiu, skaitysiu ir paruošiu atsakymus kitam mūsų susitikimui. Ir primenu, tai yra video iš serijos apie prekybą Amazon. Mes taip pat kalbėsim ir apie e-komerciją Lietuvoje, e-komerciją už Lietuvos ribų. Prenumeruokite, jeigu žiūrite mus per YouTube. Ir iki pasimatymo. Ačiū.